Labukas, draugužiai. Labukas kiekvienam draugužiam, kuris žiūri šitą video. Ir šiandien žaisiu žaidimą, tipo įsimylėjau mergaitę ir tipo aš berniukas. Bet, taigi aš mergaitė. Labai keista. Galvosim, kad aš būsiu gėjęs arba mergydėjęs. Mes atėjom į jos namus. Labukas, aš čia. Ir aš einu į šitą. Bet čia horeris. Čia kol kas viskas gerai, baltas kažkas. Aha, viskas labai gerai. Man įdomu, tu besi tas gėlės ar ne? Man jau šitas bai nepatiktų, aš bame. Okei. Bėk, davai. Mes čia dabar duomam laiką, ar ne, kas čia? Palaitim, taigi kažkas stovi. Ar kas ten? Ten, man įdomu, kas ten stovi. Kas čia? Kas tu? Kas tu? Čia kažkokia mergaitė dar. Keista. Tu kokius man jums raktus ieškot? Va, vienas raktas. Taip, jėmam. Paėmam. Kitą reikia ieškoti raktą. Einam ieškoti. Draugužiai. Tada kažkur į bažnę maišų, gali mes nukristi numirti, va čia ant. Ir kažkur turi būti paskutinis raktas, iš kur žinau, kur tas raktas. Jūs mane už žvildiško nelaikykitės, prašau. Va, jis kur. Aš turėdavau visis raktas. Ir aš jau vos nenumiriau. Čia taigi yra idealių. Čekas. Jin pelės turbūt biškut laiko pelės. Ir va, taip va. Kol aš praeisiu, jums tikrai bus neįdomu. Tai aš jums papasakosiu vieną istoriją. Šiandien, kaip jūs žinot, penktadienis, jau atostogos rytoj. Galit nakvoti kiek norit, galit miegoti kiek norit. Kažkam didelis. Ir kas dirba šeštadienį, kaip mano mama, jin dirba pašte, į pirmadienį atostogos. Kaip mane reikia vežti į mokyklą, tai visai ne atostogos. Kur man eiti jums? Gerai. Aš atėjau į mokyklą ir kažkokia pas mus buvo dailė, aš nesimenu. Ir kaip jūs žinot, kažkada, bus karočią dieną gyvūnų, jeigu aš nieko nemaišau. Pataisykit mane, jeigu aš kažką maišau. Ir toj dienai gyvūnų, mums prašė iš laikrodžio padaryti gyvūną. Aš viską padariau, aš ten biškut nesukliau. Man atrodo, pas nieko nėra tokių klijų, kurie klijuoja iš karto prie visko. Aš nežinau, gal pas kažko yra. Pas mane tokių klijų nėra. Aš jau daviau mokytojai, sakė, čia nedadirbtas darbas, ir akių čia nėra ir nosis, bet ta nosė buvo ir akis iš laikraščio paprastai. Karočiui. Ojoj. Ir aš labai susinervau, jau nesupratau, ką man daryti. Išvis nesupratau, ką man daryti. Ir tokia labai nervausi, visus papiriukus plėšiau dėl to, nes, pagalvokit, jūs labai stengėsit, kažką ten darėt. O jų mokytojas sakė, kad ne. Ir aš kalėjau ir pradėjau labai nervuotis ir rėkti. Buvau su tokia liūdna nuotaika ir mes pakelę susitikom mūsų mylimiausią mokytoją, kuri mums per kūno kultūrą prašė nežaisti žaidimus, mes galėjom šis nieko nežaisti. Nuostabi mokytoja, noriu, kad mūsų mokytoja Elena susirgtų, nežinau kodėl, aš labai noriu. Kas mokosi Vyturio mokykloje, tas supras, kas yra mokytoja Elena. O kas mokosi ne Vyturio mokykloje, aš tai mokosi Vyturio mokykloje ir aš esu antrokė. Jeigu jūs esate trečiokės, penktokės, man bus su jums labai, kaip čia sakas, labai smagiai susipažinti.
Mhm. Aš žaidžiu jau Roblox'ą gal 2 metus arba 3. Mhm. Ką iš čia mums sakot per šokinėt? Kažką. Nu, štai neprimokė. Čia kas? Čia kas? Čia kas? Čia kas? Pasiprašau, paprastai iš labai netikiu, kad šitas. Aš vaikštau po nieko, čia nieko, aš Čia kas dar? Čia kas per visą sadą, aš greičiau iš čia bėg. Kas čia yra? Aš pati nežinau, iš kur. Kas čia mes yra? Tu galvoji, aš ekstrasens? Kur čia tavo ekstrasensai yra? Antrokė tavo ekstrasensas atrodo. Ekstrasensus. Bet mano draugė Danielė, kas turi, tas turi. Ir pas mane pačią, aš suradau draugę nuo Danielę, nuo antros galim skaityti, arba nuo pirmos dienos mokyklos. Aš kada atėjau mokyklą, ten pažiūrėjom, kažką, mums tik viską pravedė, pamatė. Jau ant kitos dienos. Aš ir susipažinau su Danielė. Aš paprastai sėdžiu prie Danielės ir jis tikrai negalėjusi, kad aš to laiko sėdžiu prie Danielės, aš aišku, jis viską nusitasė. Aš nieko nesakiau. Просто у меня пышка была глупая. Если ты смотришь. Спрошу, kad aš dabar kalbėjau rusiškai, kad aš nesuprantu. Paprastai aš Danielei, dabar Danielė žiūri gal mano video. Jis žiūri ir jin gali pamatyti. Bet aš tada tokia buvau nemokslė, aš visiškai nieko nemokėjau. Tik Robloxą žaisti. Normaliai. Kur čia dar? Aš nesuprantu, ko man prašo rengti. Aš čia vaikštau. Gerai, aš užpasakosiu ir nieko nebesuprantu. Varom toliau ieškotų. Aš čia šito nepamačiau. Reikia žiūrėti. Kaip jis sakęs. Давай šokinėk. Kaip galvojat praeis? Iš kur praeis? Čia bus uždandušus. 5 iš 5 einam. Man atrodo, va ten reikia tą generatorių eiti. Va, einam. Varam. Kur čia? Va čia? Okei, varam. Va čia. Mums reikia va tas va. Laukiam. Okei, laukiu. Laukiu labai jau man įdomu. Tai va, Danielė, atsiprašau, kad aš на тest нусirašydavausi. Когда aš tik ėjau mokyklą. Я очень извиняюсь, извиняйся. Ir mes su Danielė mokam rusišką, ką čia. Tai jūs norit man pasakyti, kad visą laiką mes galėjom čia vaikščioti. Kur? Tai jūs mane nekenčiat? Dabar man tik ten pateit, jūs juokaujat, tą. Nežinau, kaip man dakojus laikos per tokį šokinėti. Gerai, varom. Kur čia šviestas išėjimas? Kažkur čia turi būti, jeigu aš nieko nemaišau. Va, bėgam jau greičiam. A tu čia užsipasakoju visokių šiukšlių. Ir vėja? A, ne. Kas čia? Kaip šitas veikia? A, taip. Supratau. Ir pas mus penktadienį laisvo rūbų diena, pas jūs. Ir pas jūs, aišku, būna laisvo rūbų diena. Parašykit, man bus labai įdomu sužinoti. Ir aš nebogau jūsų informaciją, aš nekartą šultėsiu kažkokia lėlė. Ta rusiška. Ką žino, tai žino. Greičiau tu aš ir pasakoju ir viską. Dabar man nepofik, man pofikas. Man neįdomu, kad čia žmonės guli.
Kas toliau? Man ir čia hororiai žiauringai linksmina. Man labai palinksmina, kad tas toks žmogeliukas ten buvo gale to kito hororio stojantis mano. Va čia, va šitas labai palinksmina. Pala, šitas aš fotkinsiu su savo telefonu užsidėsiu. Va, vausi normaliai. Einam toliau. Einam. Varom. Varom. Varom greičiau, nu tu man nereikia daug viską pravaroti. Ką čia man neleidžiat lipti? Va, viso, lipam. Prašokinėjom kuo greičiau. Tipo mes, aš kada Danielė kažko nespėjam, aš visada sakau, pagalvo, kad tu šokinėjai be stogus ir tau reikia kuo greičiau ir bet tu kuo greičiau visų, padarysi, jeigu tada tu gausi milijonų ir taip greit viską pradeda daryti. Čia va jau yra jūsų vaikai, už didelį. Va, jeigu jūsų, draugiai kažkas nesiseka, darykit taip. Tipo, taip įsivaizduos ir, tipo, jūs jį paskui duosit gal 50-20 eurų. Arba visai neduos, visai nedaug. Atsiprašau. A ką čia? A ką man su šito daryti? Čia pėlis skraidantis. Man su zombi dabar? Jūs sakot, reikia galėtis. Jūs visai jau kuku. Kaip man su zombiu galėtis? Ką iš vis šitą mergą namuose zombiai daro? Bėgam iš čia. Man šitas visai nepatinka. Man jūs visus reikia nužudyti, sakot. Ir tada jūs mane tik paleisit. Man gyvybių nebėra. Kaip aš jum nužudysiu va šitas zombius? Ir va šitas momentas su peilį ir visas įkelia. Žiūrėkit, kokį šlaihaką radau. Šitą irgi reikėjo nusifotkint, sakiau. Jis sustrigo, čia yra labai gerai, mes nužudėm. Taip, dabar reikėjo jam ant galvos sušokti. Ir jį ir vienas žudis nuo nugaros reikėjo nužudyti. Taip. Einam toliau. Pabudinkis tu. Davai, muškis. Šitas iš vis nesabudinais. Jis taip užmygo, kad aš visai žodžių nebėra. Gerai, einam. Gal tu Ir vėl mane nužudė. Viskas, aš jų nugalėjau. Dabar bus kitas. Iš karto nugalėjau. Čia jau yra labai gerai, einam toliau. Pasane gyvybė visus. Čia yra labai gerai. Šitas iš vis nesikelia, jam kažkas blogai. Viskas. Radau taktiką, aš iš karto reikia mušti. Tas atsikelia iš velnių kažkodėl. Jie dabar mane nužudės. Viskas. Kur man eit? Aš iškai nužudžiu. Kur man eit? Ta kur davėnas yra? Nėra čia davėnas. Man eit reikia kažkur. Bet kur? Draugužiai, aš atidariau šitas duris open. Jas visada galim buvo Kas čia? Nesupratau nieko. Nekreipkite dėmesio, tai mane kažkodėl ten viena katė pyksta. Aš iš kur žinau daug ko, tai manęs neklaus daug ko. Neklauskit manęs daug ko, aš nežinau. Einam, davai.
Nu, ne. Aš praėjau, greičiau atidaryk man šitas duris, aš nenoriu čia pasilikti. Ir iš vis, kur šitas gėlės? Oh no. O, na. Stop. Go. Kokonako ciebie snyda. Čia kaip tas. Ko tu liūdė? Kokonako ciebie snyda. Stop. Kokonako ciebie snyda. Kokonako ciebie snyda. Man tai baisiai atrodo ir aš nenoriu. Čia pasilikti. Kas čia? Parodyk taigi. Nėra žodžių. Davai. Greičiau. O tu man jau laiko nebepasieliko. Ir dar raktus siunta ieškot kažkokius, nesuprasti iš kokios rūros. Kur man jūsų raktus ieškot? Kas tu? Tu berniukas, okei. Tu berniukas, ok. Berniuko nepasakysi, kur man... Ai, berniuk tik savo pianino groja, kur raktas nesakai. Viską susirinku jūsų raktus, man galima eiti namo į lauką, aš nebenoriu čia būti. Namo? Čia kas dar? Tu kas per babuško, aš tavęs nežinau ir nenoriu tavęs matyti. Ir aš vis bėgu nuo tavęs. Man greičiau reikia visą šitą praeidėti, nes bus 20 minučių, man tarsi kraus viskas. Nu ne, jūs pagalvokit, pas mane vietos yra galerijai. Nes aš visas skrinšuotus senus video ištrijau. Ne, nu nepagalvokit, nu tai yra papka senų video ir aš visas ištrijau. Paspaudai visus, nes ten yra ne galerija, ten iš galerijos niekas išsitrinti negali. O man jų tie video senai ten guli ir jie nesimatom. Nesupratau, kurią man pusę tada eit. Nieko nesuprantu, na iš šitą. Nu, aš paprastai nesuprantu. Gerai. Aš viską gerai padariau, paprastai aš nežinau. Oi, Dieve, aš vai nenumiriau. Arba aš viską blogai padariau, ar man reikėjo atgal. Nu, jeigu, ne, aš viską gerai padariau. Va, šakinėjom. Va, einam raktus ieškoti. Aš nežinau, kodėl šitas video toks ilgas, labai atsiprašau jūsų. Ir tai yra tokia pisarėna, bet aš nežinau, ar aš ją žaisiu. 3 raktai reikia. Nu, einam ieškoti, va, vienas dar raktas, da kitas, antras. Varom. Einam. Kas čia? Kažkokie kristalai. Man visai šitas jau nepatinka ir aš nenoriu čia būti. Ir man bus prikolas ir išjuoksis 10 metų, jeigu aš neįjungiau dabar, kur režime kalbančio, kad filmuot. Čia va dabar nieko nėra, o man yra specialia lentelė. Tai kad aš spaudžiu į kažką, labai aš prašau, daugiau nebėgau čia. Tai ko? Kaip man čia daro? Ta kas mane nužudo, tai peiliai. O janda ten bėga per kundžiną iš kur. Bėg, tai ko tu stovi greičian?
Televizorius nugriuvo. Aha, iš šitą visą pažiūrėjom, lampa nugriuvo. Čia jau senai taip stovėjo. Lampa, čia viskas gerai. Ką mes čia darom? Ei, kas čia? Mes čia taip pat teleportavomės į kitą, kada mes tik ėjom namą. Ir aš tokia pagalvoju, pala, ką man vyras arba dar kažkas, aš geriau eisiu namą. Ne? Mes einam toliau namą. O, ne. Ir aš kai jums grįžiu, kada visą šitą nugalėsiu. Draugužiai, man... Ką? Aš nugalėjau? Geras! Ir aš labai prašau, padėkite jūs man laiką, aš taip stengiuosi dėl šitos video ir aš praeinu jums specialiai, kad jūs būtų linksmi, tiek laiko ant šitą užeina. Tai padėkite man laiką, ačiū visiems, kas padėjo laiką ir visiems, kaip visada, gerų atostogų ir iki kito video. Ate!